Šitas yra naudingas, kad tau plaukiant prie transo prisitvirtinus jisai nenusisuktų. Tai jisai čia yra toks nedidelis slydimo stabdis, leidžia tau. Aha. Matai, kiek lengvai sukinėjasi. Šiaip su šitu bakeliu teoriškai, aš manau, tu gali plaukti ramiai 2 valandas, ramiai, žinai. Jo tikrai užtenka, nes aš, pavyzdžiui, naudoju žiemą ištirpdyti ledą, dėl to prie tiltelio yra padarytas prisukimas, aš jį palieku valandą ir man ištirpdo ledą. Jeigu žadi jo nenaudoti keletą dienų savačių ir ypatingai jeigu ten palieki long storage. Arba sezoną pabaigiai. Arba sezoną pabaigiai, ar aplamai ypatingai vasarą karštuoju metu jo nenori naudoti, tai negesindamas variklio turi uždaryti kurą. Uždaryti kurą ir leistis, kad karbiuratoriui plūdės kameroje baigtųsi kuras, nes šiais laikais kuras būna įvairios kokybės, su įvairiais biologiniais priedais, kurie gerina aplinką, maišo jam ilgai laimingai gyventi, ne? Tai jisai tegul iš čia pilnai išdega, jisai bus sausas, nebus kas išgaruoja, kad ten žikleriai ten neužsilipdytų visais tais ekologiniais depozitais ir taip toliau. Kitas hintas prieš pradėdamas naudoti yra, galbūt čia galimai yra kuro likutis, dėl to čia yra benzino garų kamera ir jinai yra lengvai po slėgiu. Neatidaryk kamščio, pradžiai atsuk kuro padavimą į karbiuratorių, slėgis bake labai greitai užpildys karbiuratoriaus plūdę, žinai, sustums. Ne kompresorius, bet užtenka, ypatingai vasarą, tai gerai. Ir tik tai po 5-10 sekundžių tik tada atsuki ventiliaciją ir išleidi viršslėgį benzino garų. Tai va, tai tokie maži hintai kartais padeda. Supratau. Ačiū. Įsidėjom variklį, kuro, važiuosim į ežerą išbandyti, kaip viskas veikia. O čia iš Dronai LT atkeliavo dronas. Jisai vadinasi Avatas 1, tai išbandysim ir Avatą 1. Jis šiek tiek kitoks negu kiti dronai. Ten skraidimo subtilybės įvairiausios jos šiek tiek kitokios, tai paskui papasakosiu, dėl ko būtent Avatas reikalingas mums. Išbandysim valtį, nešam variklį, to įkursim. Kursim, jungsim ir plauksim. Tai va, tai taip ir varysim kažkaip. Suksim ratuką ir grįžtam. Fainai, varikliukas dirba tyliai. Sąlyginai turbūt tyliai. Greičio pakanka. Manau, čia biškutį varikliukas, nesisukam. Dronai LT man davė išsibandyti droną DJI Avatą 1. Žinokit, aš su juo paskraidžiau, kažkoks tai kosmosas. Vienu žodžiu, tie žmonės, kurie nori pilotuoti lėktuvą, tai pradžioje gali nusipirkti šitą droną. Žinokit, jausmas ganėtinai įtariu panašus. Nesu to daręs, bet yra vairalazdė, vaizdas visiškai realus, valdosi superiškai, dronas manevringas. Žinokit, jūs pamatysit, aš pafilmavau specialiai video, ką galima su juo padaryti. Tai ten, aišku, tik labai maža dalis yra. Bet pirmiausia, labai trumpai apie droną. Tai kaip minėjau, čia yra vairalazdė, tokia kaip, tikram lėktuve. Va taip ir valdai, tu įsivaizduoji, va, į viršų, į šonus, ir taip toliau. Čia yra pats dronas, labai nedidelis, patvarus ir akiniai, kuriuos užsidedi tiesiog ir šitaip skrendi. Ir čia yra baterija, tiesiog, kuri užtikrina energiją akiniams. Tai va, tai šitą droną pasirinkau vien dėl to, kad jūroje buriuojant, pavyzdžiui, kai tu nemotoruoji, kai yra kažkokios tai bangos, iš tikrųjų yra labai sunku pakelti droną. Pakelti, sakykime, dar nieko baisaus, bet jį pagauti, pargrįžtant namo, tai yra be galo sudėtinga. Šitas dronas, aš manau, kad tai padarys be didelių problemų. Jau aš treniravausi ir kieme, tarp tvorų visur landžiojau, įmanoma viską padaryti, manau. Tai va, tai būtent DJI Avato pasirinkimas, kad būtų galima filmuoti
išskridusi laivą ir jį, kad pergrįžtų saugiai dronas. Tai va, yra galbūt ir kitų sporto šakų, kur jį galima naudoti, bet būtent aš renkuosi jį dėl laivo. Tai noriu padėkoti Drone LT už šitą galimybę išbandyti Avatą. Superinis dronas. Tikrai fainas, super. Beje, kurių vaikai nori tapti lakūnais ir tėveliai neturi galimybės dar nupirkti jam lėktuvą, tai čia puikus pirkinys būtų. Tomas Ruginis, kuris turi savo YouTube kanalą, kuris rodo savo žygius po Lietuvos gamtą. Šį savaitgalį per Jonines, sakykime, net šventėm Jonines kartu, buvo atvykęs. Tai jisai yra mokslų daktaras, gamtos mokslų daktaras, tai labai įdomiai papasakojo. Pravedė čia mums tokių apie gamtą paskaitėlių, visai taip fainai praleidom laiką. Šiandien atvažiavo daktaras Ruginis. Ne samagoną atvežė, negalvokit taip. Atvažiavo pats Tomas Ruginis. Tomukai, laba diena. Kaip šaltibarščiai? Labai skanus, kaip pas mano kaime. Tomuką pasitikom miške, mes jam dabar pjausim mūsų draugo Gidijaus pavaišintą vytintą avies koją. Ir kadangi, sakė, šį kartą jokių varlių ir žuvies negaudė, tik tai buvo gyvas vien grybais, tai mes jį dabar pamaitinsim dzūkiškai. Taip, čia pjaustom vytintą avį. Galiu paragauti? Toj, sekundę. Prašau. Ta. O šiandieną noriu suklijuoti savo rėmėjų logotipus. Atrodo štai taip. Ir kiekvienas turės savo vietą. Tai vat. Ir lygintuvo pagalba pašildysim, čia yra klijai. Ir jie labai gražiai sušils ir turėtų prisiklijuoti ir laikyti. Reikia tik atitaikyti vietą maždaug. Nu. Prisiklijavo, man atrodo, visai neblogai. Viskas atrodo štai taip. Dabar leisim atvėsti lipdukams, kad jie labai gerai laikytųsi. Atklijavimo principas toks pats. Drėgnas skuduriukas, lygintuvas. Gerai pakaitinam ir viską gražiai nuimam. Paskutinė darbo savaitė prieš atostogas. Jinai, aišku, trumpesnė negu įprastai, kadangi buvo Joninės. O darbelių dar laukia ir ypač šiandien. Nu, belia kiek darbo. Tai pirmiausia važiuoju į polikliniką, pažiūrėti kokią ten situaciją. Kadangi buvo ilgasis savaitgalis, tai jau aš įsivaizduoju, ką ten rasiu nuvažiavęs. O paskui važiuosim į Vilnių. Poliklinikoje darbus pasidariau. Galvojau, bus daug blogiau, bet visai neblogai. Įprastai, kai būna tos 3 laisvos dienos, tas vadinamas ilgasis savaitgalis, tai jau darbelio. Bet šiandien visai nieko atrodo. Tai dabar važiuoju į Vilnių pas Antaną Šilkūną į Gold FM. Jeigu dabar, nežinau, klausytojai Šiauliuose ar Panevėžyje, pavyzdžiui, kad ir kitur sugalvotų, jog visai gal būtų neblogai. Sugalvosim, Antanai, sugalvosim. Tai irgi įmanoma. O Antanas, kai pasitinka studijos svečius, net laukia jau. Prašau. Sveikas, Antanai. Taip pat mano bičiulis Vidas Didas
taip pat gydytojas, parašė, sakė, Kęstuti, ką tu ten vargsi su tom vytintom mėsom, atvažiuok, jisai medžiotojas, sako, pavaišinsiu tave elnieną, dešrom, konservais, tai važiuodami pas Darių kaip tik prasukame ir pro jį. Čia vat šalto rūkimo buvo. Oho. Ir aš jas nulupau. Išvaizda nelabai kokia buvo. Nieko, mes matė tokių. Žinom, kas čia per daiktas. Aš toj peilį atnešiu. Čia yra laukinio elnio, cechė daryta ir su lašinuku truputėliu. Nu jo, dešrytė tai matau, kad čia jau gerulė. Tokią dešą mes valgiam, kai plaukiam į Švediją. O, pakabinsim laive, tai visas laivas. Visas laivas, vienu žodžiu, prakvimpa tokiom dešrom, labai super. Tai aš vis tiek biški maisto saugą irgi kažką tai žinau. Mes jau dėl maisto garantuoti 100% iš tokių rankų. O, paragausime toj vietoj dešryčių su nealkoholiniu alučiu, kad išbandyt. Nors čia reikalas žinomas. Buvau nuvažiavęs pas Raseinių Dariuką. Nuvažiavau vien dėl to, nes buvau pamiršęs, kaip naudotis šautuvu, kadangi Svalbardė nepakanka to, kad tik tai tu pasakai, kad aš taip moku, ne, ten jie viską patikrina, pažiūri, kaip tu išardai, kaip elgiesi su šautuvu, su ginklu ir tik tada duoda tau leidimą jį išsinuomoti. Tai Dariukas man viską priminė, pašnekėjom, prisiminėm tokius gerus laikus, kaip keliaudavom po Sibiro taigą. Tai va. Ką, chebryte, iš kur jūs tokie mažiukai atsiradot, ką? Nu. Oi, šnipukas. Labą dieną, Velso terjerų laikytojas. Sveiki, Dariukai. Į krepšiuką namo važiuojant vieną. Kodėl ne? Labu. Čia jų dabar padaugėjo Velso terjerų. O, tai žiūrėk, kaip. Tik nesubražyti tau kojį. Nieko. Užeikite. Nu, sugulė visi gražiai su mamelė. Mamelė tai dar nelabai nori eit gult vaikai. Va. Velso terjerai, jūs taip esat? Na. Velsiečiai? Velsiukai. Dar pabaigai apie ledo žemėlapį. Prieš kelias dienas pasižiūrėjau, tai turiu būtent šios dienos, tai labai trumpai papasakosiu. Štai taip atrodo Svalbardas šiuo metu. Ir kaip matote, čia ledai yra atsitraukę. Čia yra pati Longyearbyeno sostinė. Ir mūsų tikslas atvykti čia ir iš čia va taip va plaukti. Ir šita vieta jau yra laisva. Tačiau mums apiplaukti gali nepavykti, nes mato, čia yra dar nemažai susigrūdę ledų, kad mums pavyktų taip. Nu, galimas variantas ir čia, tai pro tokį ledą mes dar praplauktume. Tokia situacija dabar Svalbarde su ledynais, tai labai tikiuosi, kad situacija, šiek tiek į gerąją pusę pasikeis, kadangi kol kas negalėtume apiplaukti pačio Svalbardo salyno. Ir ką dabar beliko tik tai kelios dienos ir prasidės atostogos ir pradėsim kelionę į šiaurę. Tai daugiau video jokių jau kaip ir nedėsiu YouTube, tiesiog pasidalinau, ką veikiau šią savaitę. Tokią nedidelę dalį parodžiau, kad ir pas Antaną važiavau, ir su Dariuku susitikom, fainai pašnekėjom, su Tomu Ruginiu susipažinom. Tai taip visai gerai praleidom laiką. Tai dabar beliko didžiausias darbas tik tai susipirkti visą maistą, kuris keliaus kartu į šiaurę, viską pasikrauti į mašiną ir keliauti. Tai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo, kurie padeda. Ir viskas dabar persikels į Instagramą. Taip jūs informuosiu per storius, per reelsus, kaip mums sekasi keliauti. Į YouTube sudėsiu visą serialą, ta prasme filmuosiu ir sudėsiu tik tai rudenį. Norisi truputėlį, kaip sakyti, kokybiškiau viską daryti, nes šiandien irgi montuoju ir skubu ir vieną kitą galvoju. Tai norisi tokį jums pateikti kokybiškesnį turinį. Tai kam nesunku, paspauskit laiką, paprenumeruokit, parašykit kokį komentarą. Tai padės video taip tokį didesnį matomumą. Labiau matomas bus video ir mano kanalas. Tai va, tai dar kartelį ačiū jums visiems ir greitų metų pasimatysim. Ačiū ir iki.